Sveiki, Betės Orakulom dalyviai, futbolo rungtynių prognozuotojai, Premier lygos mylėtojai. Šiandieną pabandysiu pristatyti keletą įdomiausių, jau tikrai įdomiausių paskutinio turo rungtynių, nes Premier lyga artėja į finišo tiesiąją. Cardiff City, Londono Chelsea. Abi ekipos geriausios nuotaikos prieš šias rungtynes, tačiau jeigu Cardiff City jau palaido viltis išlikti Premier lygoje ir tais metais jų mes nematysime aukščiausiame divizione, tai Chelsea taip pat susigadino ir susikomplikavo iki maksimumo savo galimybės kovoti dėl aukso, o kaip parodė vėlesni įvykiai, tų šansų iš tikrųjų buvo. Tas lygoje su Norvežu, tas pyktis, kurį išliejo Jose Mourinho ant savo auklinių, turėtų juos teigiamai paveikti prieš šias paskutinės Premier lygos rungtynes ir tikrai prognozuoju Chelsea pergalę išvykoje. Chelsea supykę turėtų įmušti daugiau negu pusantro įvarčio. Liverpoolis, Newcastle United. Jeigu prieš tai minėjau, kad Chelsea galbūt, Jose Mourinho pyko ant Chelsea futbolininkų, tai Liverpoolis po lygiųjų su Crystal Palace ekipa gali kaltinti tik patį save. Lieka 10-12 minučių rungtynių pabaigos, 3 įvarčių persvara ir tokiuose svarbiuose rungtynėse Liverpoolis nesugeba išsaugoti persvaros. Matėme Luisą Suarezą verkiantį, matėme Steve'ą Gerrardą, taip pat arsipardavusi į žemę, tačiau kovoti reikia. Kovoti reikia ir kas svarbiausia, reikia laimėti, tikėtis Man City'ės suklupimo. Taigi Liverpoolis savo namų arenoje tikrai turi atsikviesti, visų pirma, psichologiškai. Manau, tą įrodys taip pat įveikdami Newcastle daugiau negu pusantro įvarčio. Manchester City, Londono United. Visi žinome, kas atsitiko Liverpooliui, kaip taškų nesusirinko Londono Chelsea ekipa, todėl Manuelio Pellegrini auklėjai turi mokytis iš kitų klaidų ir nebarstyti auksinių taškų čempionato finiše. Taigi, Manuelio Pellegrini auklėjai tiesiog privalo maloniai nustebinti savo žiūrovus, patys savo pasidovanoti šventę, ir manau, kad ta šventė Etihad stadione bus. Man City pergalė. Southamptonas, Manchester United. Abi ekipos šalia viena kitos, tačiau tikrai netokie tikslai buvo keliami rudeniesiems velniams, o jų varžovai, Southamptono futbolininkai tiesiog pademonstravo puikų žaidimą viso sezono metu ir manau, kad maloniai nustebins savo žiūrovus dar viena ir paskutinė pergalė Premier lygoje prieš labai blankų sezoną žaidžiusį Manchester United. Taigi, Southamptono pergalė, aišku, atkakli, sudėtinga, tačiau Southamptonas savo namų arenoje gali ir mano manimu paguldys ant menčių United vyrukus. Taigi, Betės Orakulo dalyviai, rungtynių spėliotojai, apmaudu, tačiau Premier lyga baigėsi. Tai paskutinis turas, kuriame vėlgi labai sudėtinga tiksliai nuspėti rezultatus, rungtynių baigtis, nes matome, kad per paskutinius keletą turų tiesiog vyko neaiškus dalykai Premier lygoje. Aišku, tai malonu mums visiems, kada nėra ryškių favoritų, kada nėra numatytų rungtynių baigčių. Na ir aišku, kaip ir minėjau, gaila, tačiau Premier lyga baigėsi. Tačiau nesibaigs turbūt Betės Orakulo žaidimas, Betės Orakulo prognozavimas ir manau, kad dar susitiksime tik ne Premier lygoje.